Po konsultacijos galvoju, staigiai susuksiu trumpą rilsiuką apie situaciją, kuri kartojasi ne pirmą kartą ir galvoju, tiesiog painformuosiu, kokių klaidų reiktų nedaryti, vykdant individualią veiklą pagal pažymą ir ta veikla yra prekyba. Parduodamos prekės skirtos perparduoti. Perkame prekes ir jas parduodame. Žmogus sako, pernai metais patyriau nuostolį. Na, gali būti ir taip, gali žmogus patirti nuostolį ir nagrinėjam, kasgi ten pas jį nutiko, pasirodo, žmogus pirko, tebūnie tai batai, nesakysiu, ko žmogus prekiauja, kad žmogus čia neatrastų savęs, nupirko, sakykime, 100 porų batų, bet pardavė jų tik tai 20, bet viso 100 batų pirkimo kainą, pirkimo vertę sudėjo į leidžiamus atskaitimus, į išlaidas, pajamų išlaidų žurnale, sudėjo į išlaidų skiltį. Ir kas jam gavosi? Jisai tiesiog mažiau negu kad išleido pinigų ir jisai galvoja, kad jisai patyrė nuostolį. Tai ne velnio, nei jokio nuostolio jisai nepatyrė. Pajamų išlaidų žurnale ir turėjo būti įdėta kaina tų 20 batų, kuriuos jisai pardavė. O 80 batų turėjo likti šiems 25 metams pardavimui. Tie, kurie vykdote tokią veiklą, perkate prekes skirtas perparduoti, tai žinokite, kad pajamų išlaidų žurnale, jeigu jūs ir įrašote visą sumą, tiek, kiek sumokėjote už tas prekes, tai gruodžio 31 dienai reikia pasidaryti inventorizaciją ir tuomet bus minus tam tikra suma, kiek jūs prekių dar turite ir bus perkeliama kitiems metams. O nuostolį visumoje galima patirti, sakykime, žmogus vykdo kažkokią gamybos veiklą ir tai jo veiklos pradžia, jisai perka įvairius įrankius, tie įrankiai yra mažos vertės, iš karto tai yra leidžiami atskaitimai, neilgalaikis turtas ir gali patirti nuostolį. Tarp kitko, patyrus nuostolį, deklaracijoje nuostolis ir būna, jokių mokesčių mokėti nereikia, apie PSD nekalbėsim, o kitais metais to nuostolio suma bus galima sumažinti apmokestinamasias pajamas. Bet tik ne šiuo atveju, ne prekės skirtos perparduoti. Tai linkiu pelningo verslo ir būkite atvidūs.